Top Sport lažybos. Tačiau Džiugui ne tik pavyks apsiginti, bet ir dabar yra šansas išeiti į greitą kontrataką. Augustas Vorenas. Šluta dar kartą link Voreno. Vorenas 1-1 ir 2-1. Mikas Kura. Ir Kezas Vorenas kamuolį perima 2-2, dabar Džiugo futbolininkai puola. Kezas Vorenas kaip. O čia Kezas Vorenas. Spurtuoja dešiniuoju kraštu, Vorenas. Ir įsiveržė. Vorenas. Nuo šalies nėra. Vorenas labai gražiai dabar žaidžia. Nei ką pridėsi, nei ką atimsi, būdos aikštelė. Berods į Žalgirio komandos vartus, o čia Augustas Vorenas reikėtų paieškoti pirmosios lygos pirmenybių. Masteliais Augustas Vorenas reikia perdavimo, Marius Šluta išveda komandą į priekį. Padaryti savo darbą nepriekaištingai. Tačiau aišku, tiek kraštai, tiek aikštės vidurys, ten Džiugas, manau, turės pranašumą. Vorenas, jo aštrus perdavimas ir 100% da. Kam pradėti atakų ir taip toliau. Vorenas, jo perdavimas ir pavyko pasižymėti Kezui Vorenui. Tiesiog saldainiukas, galima sakyti, Kezas Vorenas, kuris rungtyniauja tikrai sėkmingai, vienas komandos lyderių. Čia būtų šiek tiek tikslumo dabar Augustas Vorenas ir vėl dešiniųjų kraštų ir vėl nieko prie jo, vėl yra Dobrovolskas, Andrius Lipskis, muša ir jis šiandien. Telšiečiai, bet sakyčiau Rudokas, ypatingai kai Trakai turi kamuolį, labai žemai nusileidžia Voreną. Savo amžių visi praktiškai Krujos žaidėjai gali žaisti elitinėje lygoje, na, išskyrus Evaldą Lukoševičių ir Eimantą Budrecką, bet pusė komandos dar galėtų žaisti pagal savo amžių, netgi elitinėje lygoje. Čia Vorenas, išėjimas vienas prieš VAR, tai na, vis tik dar tas amžius, kai pirmoje lygoje žaisti tikrai sunku. Bet reikia nepamiršti to dalyko, kad šiandien Kruja praktiškai žaidžia be tokių lygiaverčių, realesnių kažkokių keitimų. Vorenas. Gerai, sukasi, geras perdavimas link Šlutos. Šluta gali pelnyti savo dublį, ar ieškos perdavimo, ar pas. Ir sakyčiau, kad, kaip ir minėjau, nugalėtojas aiškus dabar. Išlygino rezultatą, bet 94 Remigijus Čeilutka išplėšė krašantį pergalę. Turbūt turi. Tos komanda nesmūgiuoja į vartus, bando vesti kamuolį, bando atlikti galbūt jau tokius barceloniškus žygdarbius. O čia dabar. Čia laimėjo Bangai, rezultatų 0-1. Pralaimėjo Trakams 1-2. Bet laimėjo prieš Krujos antrąją komandą 9-0. Lygiosiomis sužaidė su Šilu. Vorenas metas ant kairės ir galų gale praranda kamuolį Vorenas, tačiau tai dar ne viskas. Vorenas. Na, toks kaip šunį kaulą, kartais sako treneriai tokį perdavimą. Čia Augustas Vorenas ir Šluta, reikia mušti įvartį. Taka Andrius Lipskis į baudos aikštelę. Augustas Vorenas. Na taigi, Telšių Džiugo ekipa šiandieną yra tokios sudėties. Vartuose jau mano minėtas Kęstutis Pilipavičius, 12 numeris, o pažiūrėkime. Vorenas. Geras perdavimas. Mantas Gudauskas ir Tomas Dargužas dabar klysta ir šansas kontratakai. Perdavimas į priekį, Kezas Vorenas. Žaidimą perskaito Kęstutis Pilipavičius ir laiku palieka savo vartus ir užbaigia šią ataką. Augustas Vorenas rodo savo greičio savybę. Gražino Varinui. Varinas klaidina varžovus ir žyti į aikštelę. Na, turbūt būtų kvaila taip kalbėti. Vorenas štai toks.
Jonavičius. Sakalis baudos aikštelėje, prieš jį Vorenas, bando įveikti jis jį prie 1-1, tačiau kanadietis atrodo tvirtai atstovi šią situaciją, tačiau puikiai žaidžia čia ir Paulius. Gargždų Bangos gerbėjų šiandien taip pat atvyko, na tikrai Banga užsivedusi, o čia Vorenas. Dešiniuoju kraštu Vorenas be nepavojų. Džiugas. Čia labai geras dabar Vyšniausko perdavimas Vorenui. Šis turi prieš save nemažai ploto, įveikia Vaičiūną, į baudos aikštelę reikia siųsti kamuolį tą ir jau permesti buvo gan sunku. O čia Augustas Vorenas, nuošalės nėra, įveikia Mantą Galdiką ir 4-1. Augustas Vorenas, puikus. Andriaus Lipskio perdavimas tiesiog idealus, perdavimas niekas nesikeičia. Top Sport lažybos.